Pateiksiu Jums konvertavimo įrankio panaudojimo pavyzdį. 2 kartus spustelėję dešiniuoju pelės klavišu pasileidžiame konvertavimo įrankį euro įvedimas. Įvedame įrankio licencinės sutarties numerį, elektroninio pašto adresą, kuriuo norėsime gauti pranešimą apie konvertavimo įrankio aktyvavimą. Pasirenkame, kokiu būdu norime aktyvuoti konvertavimo įrankį – internetu ar elektroniniu paštu. Šiuo atveju pasirenkame internetu. Konvertavimo įrankis gali būti suinstaliuotas ir kompiuteryje, kuriame nėra Euroskaita programos. Šiuo atveju matome, kad kompiuteryje yra suinstaliuota Euroskaita programa. Todėl iš karto galime matyti visas turimas įmonės duomenų bazes. Pasirenkame norimą duomenų bazę, įvedame administratoriaus slaptažodį ir pasirenkame konvertavimo metodą. Trečias konvertavimo būdas. Patvirtiname pasirinkimą. Lentelėje atsirado naujas įrašas. Suklydus duomenų bazės pasirinkimą galima atšaukti. Pasirenkame kitą duomenų bazę ir konvertavimo būdą. Antrasis konvertavimo metodas. Patvirtiname pasirinkimą. Atlikus šiuos veiksmus galime pereiti prie kito žingsnio. Spaudžiame toliau. Programa klausia, ar teisingai nurodėme visas duomenų bazes. Pasitikrinę, patvirtiname spausdami taip. Kitame žingsnyje matome, kad aktyvacijos užklausa perduota sėkmingai. Šis etapas baigtas. Galime uždaryti konvertavimo įrankio programą ir laukti patvirtinimo iš UAB Prototechnika apie konvertavimo įrankio aktyvavimą. Patvirtinimą gausime nurodytų elektroniniu paštu. Iš naujo pasileidžiame programą Euro įvedimas. Atsidariusiame lange matome įrašą programos aktyvacija paruošta. Pasirenkame įdiegti aktyvacijos raktą. Atsiranda įrašas. Aktyvacijos raktas parsiųstas. Išjunkite ir įjunkite programą iš naujo. Vykdome nurodymus. Vėl startuojame programą Euro įvedimas. Pasirenkame programos darbo režimą. Pirmas režimas – duomenų tvarkymo bandomoji versija. Antras režimas – duomenų konvertavimas darbinė versija. Pirmas režimas yra skirtas atlikti bandomąją konvertaciją. Jūs ją galite atlikti tiek kartų, kiek jums reikia. Šis režimas skirtas savo turimų duomenų bazių paruošimui galutiniam konvertavimui. Pasirenkame duomenų tvarkymas bandomoji versija režimą. Kitame žingsnyje matome bazes, kurias jau pasirinkome konvertavimui. Pasirinkus tam tikrą duomenų bazę, matome, kokiu būdu ji bus konvertuojama. Pirmame lange reikia nurodyti katalogą, kuriame bus padaryta pasirinktos duomenų bazės kopija. Katalogas yra parenkamas iš serverio. Čia galima nurodyti bet kurį kitą kompiuterį, kuris yra pasiekiamas iš serverio. Pasirenkame reikiamą katalogą ir spaudžiame mygtuką toliau. Programa kitame žingsnyje atlieka 3 veiksmus. Sukuriama pasirinktos duomenų bazės kopija. Sukuriama duomenų bazė palyginimui. Čia bus užfiksuoti duomenys bandomojo konvertavimo pradžiai. Kadangi jūs ir toliau dirbsite su esama duomenų baze, ji kuriama tam, kad vėliau būtų galima palyginti konvertavimo rezultatus su pirminiais duomenimis. Galiausiai sukuriama duomenų bazė, kurioje ir vyks pats konvertavimas. Matome katalogus, kuriuose bus kuriamos atsarginės kopijos ir duomenų bazių istorija. Jeigu duomenų bazę istorijai norite kurti kitame serveryje, reikia nurodyti serverio vardą ir administratoriaus slaptažodį. Šiuo atveju paliekame nustatymus tokius, kokie yra ir spaudžiame mygtuką toliau. Bus kuriama atsarginė duomenų bazės kopija.
Spaudžiame mygtuką Toliau. Kopija yra kuriama. Duomenų bazės kopija sukurta. Galime pereiti prie pirmo konvertavimo etapo. Spaudžiame Toliau. Šio etapo metu prekių ir partnerių kortelėse valiuta litai pakeičiama į eurus. Taip pat kainininkams litais yra sukuriami analogai kainininkai eurais. Šio etapo vykdymo trukmė priklauso nuo jūsų duomenų bazės dydžio. Tai gali trukti nuo kelių minučių iki kelių valandų, jeigu jūsų duomenų bazė yra didelė. Pasibaigus pirmam konvertavimo etapui, jūsų duomenų bazė yra paruošta darbui tarpinėme režime iki antro konvertavimo etapo vykdymo pradžios. Antras konvertavimo etapas prasideda duomenų bazės korektiškumo patikrinimui. Tam yra skirta visa eilė tikrinimo procedūrų, kurios įvertins jūsų duomenų bazės pasiruošimą vykdyti antrą etapą. Spaudžiame Toliau. Pradedamas duomenų bazės korektiškumo patikrinimas. Matome patikrinimo rezultatus. Žaliai pažymėtos eilutės reiškia, kad šios tikrinimo procedūros įvyko sėkmingai. Geltonos reiškia, kad buvo aptikti nekorektiškumai, kurie neturės esminės įtakos tolimesniam konvertavimui. Raudona reiškia, kad be šių nekorektiškumų pašalinimo antras konvertavimo etapas nebus vykdomas. Matome, kad yra neatlikti nudėvėjimai už 2014 m. gruodžio mėnesį. Einame į Euroskaitos programą. Prisijungiame prie konvertuotos duomenų bazės. Einame į ilgalaikio turto nudėvėjimus. Matome, kad nudėvėjimai už 12 mėnesį iš tikrųjų nėra atlikti. Sukuriam nudėvėjimo operaciją už 14 metų 12 mėnesį. Perkeliame duomenis į bendrą žurnalą. Grįžtame į įrankio programą ir paleidžiam duomenų tikrinimą iš naujo. Spaudžiame Taip. Pakartotinas duomenų patikrinimas įvykdytas. Matome, kad raudonų įrašų nebeliko. Geltonai pažymėtus įrašus pažymime, kad tęsime konvertavimą nekreipdami dėmesį į juos. Patvirtiname savo pasirinkimą. Sukuriame atsarginę kopiją. Ir vykdome konvertavimo antrą etapą.
Sukūrėme kopiją istorijai. Pasirinktos duomenų bazės konvertavimas darbui su euru yra baigtas.